nors šiandien pabaigoje vėl įvėlė tradiciškai šiokią tokią intrigėlę, bet turbūt rungtynę mes ir patenkintas iš dalies. Aš manau, kad taip, jo, iš tikrųjų mes lošėm neblogai, gal tą trečią kėlinį, kurį, ta prasme, netgi pirmą kėlinį, pirmo pradžią, tikrai mes pradėjom prastai, aišku, mums nesudirbo gynyba, kurią mes ruošėmės, paskui biškį pakoregavom ir aš manau, nuo tos atkarpėlės prasidėjo viskas linkti į tą pusę, kur mes norėjom. Trečią kėlinį pradžią, mes kažkaip tai sunkiai pradėjom, bet visumoje 12-12 pasibaigė, tai skaitau, kad nedavėm nei prasileidom, nei patys įmetėm. Ar tai, kad pirmieji du kėliniai buvo labai rezultatyvūs, o po to, kaip pats sakėt, 12-12, tai reiškia, kad šiek tiek pavargo žaidėjai? Ne, nemanau, kad pavargo. Manau, kad tos varžybos mums buvo tiesiog prie savų žiūrovų buvo tiesiog reikalingos išlošti. Ir manau, tai gal slėgė tokia atsakingumas žaidėjom, kad atrodo nepataikė iš tokių padėčių, kur tikrai turėjome mesti iš pakrepšio, buvo keletą metimų tokių ant greito bėgant nepataikėm. Nes norėjom reabilituotis prieš savo žiūrovus, prieš fanus, kurie tikrai ateina ir serga už mus. Būtent už tą pralašymą, kaip sakyti, galim sakyti, kad pralašymą prieš Sakalus, toliau nepapuolimą į sekundinį etapą. Šiandien puolimas buvo labai įvairus, daug krepšininkų pelnė dviženklį taškų skaičių. Ar tai, kad nebuvo vieno lyderio, padėjo žaisti puolime, nes įmetė pakankamai daug taškų? Aš manau, kad padėjo ir mes tikrai turim 12 žmonių galinčių žaisti ir tikiuosi reikia panaudoti, kai jie patys suprastų, kad tai yra ne 5 žaidėjų komanda, o yra 12. Ir kiekvienas savo įneštas minutės ir savo įneštą darbą į aikštelę, tai tik tai reikia džiaugtis, kad kuo daugiau pelnys, tai to mūsų komanda bus nenuspėjama. Ar Kėdainių komandos žaidimas labai pasikeitė, pasikeitus treneriam, kai amžinatilsį Sigirskį pakeitė Gintaras Prakopas? Aš manau, pasikeitė deriniai, pirmų dalykų. Antras dalykas, dasijungė žaidėjai keletą, kurių tikrai nebuvo, kai mes pradėjom čempionatą. Aš manau, kad pasikeitė, taip. Treneri, ar tai, kad fanai šiandien buvo triukšmingesni ir labiau užsivedeni, bet kada įkvėpė komandą? Be abejo, įkvėpė. Aš visą laiką sakau, ačiū fanam, ačiū žmonėm, kurie ateina į sergų už mumis. Ateikit tikrai, mes stengsimės aikšteliai padaryti viską, kad tik tai pasiektume pergalę.